Kuronišiki dauginimas. Šiaip rudenį, kai genėjau irgi hortenzijas, tos žiedus, tai šiek tiek apgenėjau kuronišikį ir tas ilgesnės šakeles taip įsmeigiau į žemę įstrižai. Kol kas ant jų matosi yra pumpuriukai, bet ar jie pečiamos, tai sunku pasakyti. Tai šiaip man pavyko padauginti porą daigelių kuronišikį panašiu būdu, to aš jums parodysiu, kaip jie atrodo. Aišku, supratau vėlgi šiemet, kad labai neteisingai jas formuoju, bet, sakant, reikia bandyti ir to sekundėlę persijungsiu ir parodysiu, kaip man gavosi, o dėl šitų nežinau. Kol kas atrodo visai gerai, bet kaip bus per žiemą, rezultatas pavasarį bus. Tai va, dabar aš jau esu kitoje vietoje ir kaip ir minėjau, prieš, sakyčiau, gal 2-3 metus, tiesiog čia nelabai gera vieta parinkta. Prieš 2-3 metus įsmeigtos tokios šakelės prigijo ir aš auginu ją kaip stiebą, nes vėlgi noriu išgauti tokią gražų stiebinį gluosnį. Tai kol kas taip parištos, jisai silpnokas, bet auga. Tai čia jau antras mano daigelis, o dabar parodysiu pirmą. O šitas gluosnis irgi mano užaugintas iš tokio daigelio prikasto. Tai, kaip matote, visai gerai formuojasi medelis, jam jau turbūt apie kokius 4 metus. Tik tai, kažkaip auga jisai man kaip medelis, bet netokio efekto aš norėjau ir, kaip ir minėjau, tik tai šiemet, kai daugiau pasigilinau į šią temą, supratau, kad reikia juos daugiau genėti, stipriau genėti 3 kartus per sezoną. Tai bandysiu aš irgi ir šį gluosnį stipriau apkarpyti. Teoriškai reikėtų pavasarį, gal aš pavasarį, nors aišku labai niežti rankos, pirštai tą padaryti, bet šitą taip bijau gadinti, jeigu tas mano didesnis krūmas jau ir taip jisai vargšas nekaip suformuotas ir greičiausiai jį reikės visiškai nupjauti, nežinau, koks ten gausis rezultatas pavasarį, bet šį medelį tai gaila, jisai jau pakankamai neblogai suformuotas, tik tai reikės jį pavasarį geriau apkarpyti. Tai, ką tiesiog norėjau su šito video pasakyti, kad įsmeigus šakeles, nors šitos, jeigu matote, jos pajuodavusios, tai greičiausiai iš jų nieko nebus, bet kartais pavyksta papildomai patiem užauginti medelį, aišku, tik tai reikia kantrybės. Tai draugaukim, stebėkit mano video ir kaip man sekasi gražinti mano sodą. Dėkui už dėmesį. Visom.